Noriu pakalbėti apie žmogaus sveikatą. Žmogaus sveikata. Sveikata, būti sveiku, stipriu, galingu, sharp, kaip sako amerikiečiai, sharp, aštriu tokiu. Nes mes taip esam sumanipuliuoti ir ta sveikata taip stipriai atėmė iš mūsų, kad yra reikalų dabar žmonėm būti sveikiam. Ir kad nereikėtų eiti pas daktarų, kad nereikėtų vaistų gerti, kad nereikėtų susilaužyti piršto ar kojos ar rankos, kad nereikėtų paslysti ant ledo, kad nebūtų jokio nelaimingo atsitikimo, kad žarnynas veiktų puikiai, kad jokių problemų nebūtų, kad inkstai veiktų puikiai, kad tulžyje akmenų nebūtų, kad oda būtų švytinti, gerai atrodanti, kad širdis gerai plaktų. O kaip plaka širdis pas tave? Kodėl jinai plaka? Tu gali pasakyti? Nei daktaras negali pasakyti, kodėl jinai plaka. Dėl to, kad jie nežino. Yra žymiai daugiau negu tas fizinis kūnas, žinai, pas mūsų. Tai yra daugiau sudedamųjų dalių, kaip sakoma. Tai va, ir kad akis gerai matytų, ir kad dantis negestų, ir kad skrandis gerai puikiai veiktų, kad niekas neskaudėtų, jokie organai, kad nereikėtų vaistų gerti, kad pas daktarų nereikėtų eiti, žinai. Viskas gerai su daktarais, aš nieko neturiu prieš, aš nepykstu ant jų, šiuo metu daugam jie reikalingi, viskas okei. Bet apie sveikatą, tai va, kaip būti sveikam, kad nesirgti niekada. O kai sergam, į darbą nebeinam, verslo nebedarom, jeigu nėra, gulim lovai, gydome, žinai, išgyjam po savaitės, po 2, po mėnesį, tada vėl į darbą, žinai, gaišina mūsų laiką, ne? Ir aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų dabar nebesergu jau nuo 12 metų. Buvo toks momentas, kai man stipriai šonas skaudėjo, skausmo priepuolis buvo prieš kokius 4-5 metus, prieš 5, bet kažkur tai tiek. Ir susitvarkiau, paskambinau vienam profesionalui, parašiau vienam profesionalui, pasakė, ką daryti, 1-2 susitvarkiau ir per mėnesį laiko susitvarkiau viską ir puikiai viskas yra. Ir jokių vaistų negėriau, nieko. Ta prasme, jokių vaistų nebegeriu jau nuo 12 metų. Tuo momentu, kai priepuolis buvo, man atrodo, nusipirkau kelias tabletės nuo skausmo tipo, žinai. Man atrodo, išgėriau, dabar neatsimenu tiksliai iš tikrųjų. Turbūt išgėriau jau. Bet pagrindas yra, aš nuo 12 metų nebesirgu. Pas daktarų neinu, jokių vaistų nevartoju. Tiesiog ir šitą, kaip tas vadinasi, užmiršau. Aš jau slogą, tą peršalimas vadinamas, žinai, pas mūsų, sloga, gerklė, nosis, aš to peršalimo jau kokius 2-3 metus jau nebesergu. Jaučiu, ateina kartais ir taip minimaliai, žinai. Ir aš atšaukiu, aš tiesiog uždraudžiu tai energijai būti manyje. Gal tau bus čia truputį naujiena, apie ką aš kalbu, žinai, bet išklausyk, nepabėg, žinai. Truputį čia bus iš ezoterikos ir apie ką aš kalbu. Ir dar turiu pažįstamą draugą,
Sako, aš neturiu laiko sirgti. Sako, aš neturiu laiko sirgti. Sako, ir nesirga jisai. Nesirga. Būna gal tenais tas sloga užeina, žinai, kažkada, bet šiaip tai bendrai paėmus, sako, neturiu laiko sirgti, žinai, sako, žinai. Tai va kažkas tokio panašaus, apie tai ir norėjau pakalbėti, žinai, nes aš padirbėjau su savim, truputį laiko reikėjo. Aš padirbėjau su savim ir, sorry. Ir nebesirgu. Kaip padirbėjau su savim? Pats geriausias maistas, kokį aš suvokiu, ir energetiškai padirbėjau, nes mes sergam dėl to, kad mūsų energija vagia kitame mūsų gyvenimo lygyje, eterinėme lygyje, žinai. Visokios lervos, visokios programos, plus dar dasideda iš vaikystės, iš jaunystės. Ir per tas programas prikimba visokiausi veikėjai eterinėme lygyje, visokios lervos, parazitai. Daug kas sako liaudyje velniai, žinai. Kokie ten velniai, žinai, ten sukurti jie yra, kad mūsų energiją vogti, žinai. Ir kai jie vagia mūsų energiją, žinai, kažkas atsitinka su mūsų kūnu. Mes iš karto, kai prie mūsų energetinio kūno prisijungia, žinai, ir iš karto pasijaučia mūsų fizinėme kūne. Tai va, gal kažkam čia labai 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 nauja bus, žinai, negirdėta, bet pasitikrink. Nueik pas žmogų, kuris mato energijas kitokias, paklausk, žinai, pakalbėk ir biškį duos suvokimo tokio, žinai, praplės suvokimą. Ir padirbėjau su tuo, atjungiau viską, išvaliau, žinai, savo energetinį kūną ir viskas, nebesirgu. Netgi sloga nebekimba, nei peršalimas nebekimba. Paskutinį kartą toksai sloga peršalimas buvo, kai įsimaudžiau už tokiam, šaltam vandenį, tokiam, nelabai labai šaltam, bet šaltam vandenį upėje. Ir šaltis kūne sukelia tokį detokso valymosi efektą, žinai, kad išsivalo daug kas iš eterinio kūno ir iš fizinio kūno, žinai. Ir dėl to biškį taip sirguliuojam, bėga nosis ir gerklės skauda, žinai. Bet čia nieko baisaus, žinai, prasirgi ir viskas. Čia buvo, nežinau, kada čia buvo tas prieš kelis metus. Ir viskas. Dabar nebesirgu, viskas. Būtų įdomu pamėginti vėl tokiam šaltam vandenį įsimaudyti. Tokio šalto dar nelabai man. Tas šaltas toks vanduo, kur vyrukai ir merginos eina į šaltą vandenį maudytis, man dar kažkaip tai nelabai. Bet būtų įdomu pažiūrėti, ar susirgčiau po šalto vandens upėje maudymus ar ne. Kažkaip būtų įdomu pažiūrėti. Pažiūrėsim. Bet šiaip tai jo, bendrai tai paėmus nebesirgu ir yra labai nuostabu iš tikrųjų. Labai cool, labai nuostabu, labai geras jausmas. Tai va, apie tokius dalykus kalbu čia, jeigu rezonuoja, teik prisijunk, pakalbėsim ir iki, čiau.